Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj Birutė Vėsaitė, posłanka na Sejm, socjaldemokratka z Komitetu Ekonomicznego, była minister gospodarki. Labas rytas jums, dzień dobry. Dzień dobry, szanowne państwo, dobry ranek. Tai Balčytis bus jūsų kandidatas, jūsų partijos kandidatas į prezidentus, o ne Butkevičius. Taip nusprendė jūsų partijos prezidiumas. Vakar partijos prezidiumas apsisprendė, kad taip, mūsų kandidatas į prezidentus bus Zigmantas Balčytis ir siūlys partijos tarybai šį kandidatą, nes pas mus yra procedūros, kaip galima iškelti. Butkevičius pats nenorėjo, ar prezidiumas nutarė, kad Balčytis bus geresnis kandidatas? Na ne, šiaip jau net praktiškai visi skyriai, visi socialdemokratų skyriai Lietuvoje iškėlė Algirdą Butkevičių, Balčytį iškėlė mažiau skyrių, bet Algirdas Butkevičius pareiškė, kad jį labiau tenkina premjero postas, juo labiau, kad jam tikrai neblogai sekasi šiame poste. Čia įvairiai vertina pačią poziciją. Bet kol kas bent jau žmonių apklausos liudija ką kitą. Jo reitingai Butkevičiaus yra palyginus su buvusiu premjeru yra gerokai populiaresnis ir tas populiarumas tikrai nekrenta, o auga. Tikrai reitingai Butkevičius yra aukštesni negu Balčyčio, tai Balčyčiui reikės padirbėti, jūsų partijai reikės padirbėti, kad... Mes pasiruošę dirbti ir mes norime turėti savo prezidentą. Gerai, o sakykit, prašom, nuomonių skirtumų buvo vis tik prezidiume, ar buvo diskusijos šitą temą, ar kaip? Mes esame tikrai demokratinė partija, diskusijų buvo. Mūsų bičiuliai labai norėjo matyti būtent kandidatų į prezidentus Algirdą Butkevičių, bet negali žmogaus nuomonės nepaisyti. Per prievartą negali? Be abejo, ir žmogus turi degti noru laimėti. O tokį norų degti laimėti, ar turi norą tokį Balčytis, ar dega? Jūs esate teisi, jis dega. Noru laimėti, jis pasiryžęs kautis ir mes visi eiliniai partijos bičiuliai tikrai jam nuoširdžiai padėsim. Kaip atrodys jūsų rinkiminė kampanija? Kada pradėsit jau? Jau lik ir paskelbta pradžia, be abejo. Kiti kandidatai, tie, kurie dar neapsiskelbė, bet jau numanom, kad jie kandidatuos, jau ją seniai pradėjo. Pradėjo vos ne prieš metus. Turite omeny dabar ką? Kokį kandidatą? Ir darbiečių kandidatą Artūrą Paulauską ir manome kandidatuos ir dabartinė Lietuvos Respublikos prezidentė, tai matome, kad ta kampanija jau prasidėjo. Nors prezidentė dar neapsisprendė, nepasakė, kad kandidatuos. Jūs žinote, vienas dalykas yra pasakyti, kitas dalykas matyti, kaip vyksta. O pagal ką jūs matot, kad jau vyksta rinkiminė kampanija, kad tikrai prezidentė kandidatuos? Gali palyginti Dalią Grybauskaitę ir jos aktyvumą, tarkime, prieš 2 metus ir dabar. Tai, kiekviena diena dabar yra skirta pasirodyti Lietuvai. Taip, kad aš manau, kampanija jau prasidėjo. Vakar sprendimas dėl pilietybės to abės irgi jūsų manimo, čia yra komandos elementas, ar aš manau, kad būtent taip turbūt buvo panagrinėta tautos nuomonė šio klausimu, o tauta nusiteikus pozityviai šių šokėjų atžvilgių, taip kad aš manau, tai irgi rinkimų kampanijos dalis. Jo labiau, kad šiandien Seime liberalų frakcija teikia šiokius tokius pakeitimus dėl pilietybės įstatymo. Palaikysit jūs, socialdemokratai, palaikysit tuos pasiūlymus? Žinote, mūsų konstitucijos žinovai, Julius Sabatauskas ir visi kiti sako, kad jie kol kas yra pertekliniai ir ne visai reikalingi. Taip, kad aš neturiu nuomonės, aš pasikliausiu tuo, ką pasakys Teisės departamentas ir mūsų teisės ekspertai. Tai žodžiu, jūsų didžiausia konkurentė prezidento rinkimuose bus dabartinė prezidentė, jūs manimu, ir kokių kozirių turėsit prieš kampaniją rinkiminį? Taip. Šiaip jau manyčiau, kad šitai vyriausybei tikrai neblogai sekasi būtent sustabdyti kainų augimą. Kainų augimą šilumos sektoriuje,
kainų augimą dėl dujų, dėl elektros energijos kainų gyventojams. Ir tai vyksta ne be vyriausybės pastangų. Jo, apie prezidentę, nes prezidentė Dalia Grybauskaitė kaip tik sako, kad dabartinės Lietuvos ekonomikos atsigavimas ir aukštesnė vieta Pasaulio banko reitinge yra praėjusios vyriausybės darbo vaisius, o ši vyriausybė bent jau neturėtų to sugadinti, tai pasakė prezidentė. Jūs žinote, aš manyčiau, kad prezidentė be reikalo menkina šitos vyriausybės darbus. Ir kadangi tikrai esu įsigilinusi į energetikos sektorių, tai galiu pasakyti, kad dėl sumažinto VEPO, tai yra viešosius interesus atitinkančių paslaugų įkainių, dėl būtent priedo prie dujų perdavimo sumažinimo, tiksliau sakant, jis yra eliminuotas, statant suskystintų gamtinių dujų terminalą, būtent gyventojai mokės mažesnės kainas. Ir vakar vyriausybės posėdyje kainų komisijai vėlgi buvo išsakyti priekaištai. Nes dėl ko konkrečiai? Lietuvos dujos siūlo buitiniam vartotojam gamtinių dujų kainą mažinti 13%. Kainų komisija nori šiek tiek kilstelti aukštėliau, kad gyventojai mokėtų daugiau. Kokių interesų čia turi kainų komisija? Kodėl yra tokie sprendimai? Aš žinote, nežinau tų interesų. Nežinau, galbūt yra ir kokie nurodymai iš aukščiau. O iš aukščiau tai iš kur? Nes, tarkime, kainų komisija yra nepavaldi vyriausybei. O pavaldi yra prezidentai? Ne. Na, tai gal jūs ir atsakėte į savo klausimą. O pavaldi yra, argi pavaldi yra? Gal jūs ir atsakėte į savo klausimą. Gerai, o kada jau jūs ir vyriausybė, ir socialdemokratai apsispręsit dėl Visagino atominės jėgainės statymo? Ar kada bus atsakymas? Na, jeigu mano nuomonės klausite, tai mes tikrai nestatysime Hitachi reaktoriaus. Todėl, kad, gavome ir sinchronizacijos galimybės, be sinchronizacijos su vakarų Europą, ką mesgi pardavinėsim tą elektros energiją. O statant šitokio dydžio reaktorių reikalinga 2 linijos, dar 1 linija, pirmoji į Lenkiją, laidai nėra nutiesti, kaip žinote. Aišku, darbai vyksta. Bet yra tiesiami jo, jie sako, kad pagal planus viskas bet nėra. Antra linija yra tik tai ore. Ir, žinant, tarkime, mūsų regioninių partnerių nusiteikimą, tai yra Latvijų ir Estų, dėl sinchronizacijos su vakarų Europą, tai jiems šitas klausimas mažai rūpi, mažai buvo dirbama su jais. Aišku, viską galima padaryti, tik tai priklauso nuo to, kokia tai bus kaina. Aš nežinau, ar dėl antros linijos mus palaikys būtent mūsų Baltijos valstybės. Tai jūsų manimo iš vis nereikia statyti naujos jėgainės atominės, ar tik su Hitachi nereikia? Aš manyčiau, kad mes turėtumėm pamiršti Hitachi reaktorių. O dėl naujų branduolinių reaktorių atsiranda naujos technologijos. Tarkime, mūsų atidirbtas branduolinis kuras gali tapti žaliava, būtent naujos branduolinės ir naujos technologijos jėgainės kuru. Taip, kad, žinote, progresas juda į priekį, galbūt bus ir mažesni reaktoriai, kur tikrai nereikia regioninių partnerių įsikišimo. O kol kas aš manyčiau, galutinis taškas dar nepadėtas. Hitachi iš Lietuvos tikrai nereiktų paleisti dėl, tarkime, kitų labai progresyvių technologijų, kurias valdo šita bendrovė. Tai yra ir elektromobiliai, tai yra ir išmanieji tinklai, tai yra atsinaujinančios energetikos objektai. Bet tik ne atominės jėgainės jūsų nuomone reaktoriaus. O duotuoju momentu aš manyčiau, kad, bet tai yra mano nuomonė. Kol kas vyriausybė nepasakė savo sprendimą. Kada vyriausybė gal žino, kada vyriausybė jau žada pasakyti? Aš prisimenu, tai turėjo būti Liepos mėnesį, paskui spalio mėnesį, dabar jau vėl balandžio mėnesį. Tai šiaip jau duota apsispręsti regioniniam partneriam, nes Lietuva viena tikrai nepaveš. Palaukit, bet kol Lietuva negali apsispręsti, kaip gali apsispręsti regioniniai partneriai, jeigu mes neturim pozicijos, tai jiems irgi yra, to labiau yra sunku. Jūs žinote, neseniai lankėsi Lietuvoje Danijos energetikos ministras. Ir aš jo užklausiau, kaip, tarkime, Danija elgtųsi tuo atveju, jeigu jos piliečiai, kad ir patariamajame referendume, pasisakytų prieš atominę elektrinę.
Tai jo atsakymas buvo, na, tai daugiau niekas klausimų ir nekeltų. Gerai, keičiam temą. Kaip bus su mažosiom bendrijom? Ar nuo kitų metų jos mokės sodros įmokas ar ne? Ekonomikos komitetas šio klausimu priėmė sprendimą, pratęsdamas dar 2 metam būtent lengvatas mažosiom ūkiniam bendrijom. Aš manyčiau, kad vis dėlto turėtų būti, na, iš anksto paskelbtas terminas lengvatom. Ir mano galva 2 metų tikrai pilnai užtenka mažosiom bendrijom. Bet 2 metai baigtųsi jau nuo sausio turėtų jau mokėti tada. Taip, turėtų mokėti nuo sausio 1, bet tiek buvusioji vyriausybė, tiek šita vyriausybė neparuošė tvarkos, kaip tai turėtų būti apmokestinta mažosios bendrijos. O taip yra taip sunku paruošti tą tvarką? Aš manau, kad tiesiog buvo pamirštas šitas klausimas, tai dabar aš ko gero dar... O dabar per vėlų, nes mėnuo liko ir, kažin, na, žinote, kadangi vyksta svarstymas, tai dabar tikrai nenori reikia pratęsti šitą terminą ir mano galva užtektų ir 1 metų, kad vyriausybei užtektų laiko paruošti būtent įgyvendinimo tvarką. Iki 15 metų sausio. Aš manyčiau, iki 15 metų yra mano siūlymas įregistruotas Seimo sekretoriate, po jo pasirašė labai daug Seimo narių ir manyčiau, kad mes dar pasvarstysime šį siūlymą ir ko gero metam tikrai bus pratęsta lengvatinis laikotarpis. Taip, finansų ministras Šadžius sako, kad kitų metų pradžioje bus apsispręsta dėl mokesčių reformos. Gal jūs žinot, kokie čia pakitimas mūsų laukia mokesčiuose? Na, socialdemokratai šitos rinkimus ėjo su progresiniu mokesčių vėliava. Daug metų žadama, bet niekados neįgyvendinama. Tai finansų ministerijai duotas terminas iki Liepos 1 dienos kitų metų ateiti su konkrečiais siūlymais. Ir manyčiau, kad dabar, tarkime, tie skirtumai tarp daug uždirbančių, mažai uždirbančių valstybės tarnyboje ir viešajam sektoriuje ir būtent dėl socialinio teisingumo įgyvendinimo galėtų būti įgyvendinami per būtent progresinių mokesčių tarifo įvedimą. Daugiau uždirbi, daugiau ir dalinkis su Kodėl tautiečiais. Jūs pareigojo tik tai iki Liepos mėnesį paruošti? Gal galima buvo anksčiau paruošti? Gal ir buvo galima, žinote, niekas per daug neskuba šito daryti. Ir socialdemokratai patys pas jūs irgi yra nuomonių skirtumas. Nuomonių skirtumas yra, tačiau aš esu to sparno socialdemokratė, kuri siektų labiau socialinės lygybės. O ministras Šadžius yra kokio sparno socialdemokratas? Na, jis labiau tokio centristinio liberalaus sparno. O kieno sparnas yra didesnis, jūsų ar Šadžiaus? Na, žinote, jis jau yra gavęs įpareigojimą partijos organuose ir aš manyčiau vykdys partijos valią. O kaip ketinate pertvarkyti sodros ir gyventojų pajamų apmokestinimą? Ar yra kažkokių siūlymų? Tai gyventojų pajamų mokestis ir yra būtent, na, būtų ir progresinių mokesčių dalykas. O kitų dar neturit? Na, šiaip jau tikrai yra duotas pažadas Lietuvos pensininkams kompensuoti būtent tą netektį, kurią jie patyrė valdant buvusiai vyriausybei krizės laikotarpiu. Ir kompensacija jau turėtų prasidėti nuo Liepos 1 dienos. Bus tam lėšų? Jau biudžete projekte jau numatyta tam lėšų? Biudžeto projekte yra tik tai viltis, kad mes surinksime daugiau į biudžetą, bet jeigu mes pereisime prie progresinių mokesčių, bent jau mano kolegos yra paskaičiavę, tai mes papildomai gauname beveik 1 milijardą litų, kurį galima būtų perskirstyti. Ir dalis būtų skirta ne tik pensininkų pensijom kompensuoti, bet ir
mažai uždirbančių valstybės tarnautojų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimam kilstelt. Nes per šitą laikotarpį, infliacija suvalgė maždaug 20% mūsų gyventojų pajamų. Tai manyčiau, kad bent jau tai infliacijos žalai atstatyti reikėtų 20% ir kilstelt būtent gyventojų. Ir dar vienas svarbus klausimas. Pajamas. Dabar didesnės nei 1 milijono litų vertės fizinių asmenų nekilnojamasis turtas yra apmokestintas. Ar yra siūlymų mažinti tą kartelę? Yra Seimo narių iniciatyvos, man atrodo, iki 750 tūkstančių litų apmokestinti nekilnojamą turtą. Manyčiau, kad tai yra diskusijų reikalas, diskusijų objektas ir reikalingi konkretūs paskaičiavimai. Mes politikai, negalime apsispręsti turėdami tik tai, siūlymą nuogą be finansinių paskaičiavimo. Bet jūs iš principo būtumėt už ar prieš? Aš tikrai neprieštaraučiau. Jeigu būtų sumažintas, taip? Jeigu būtų sumažintas. O šitą temą jau yra su komitete, ar kažkur jau yra svarstyma, tik tai viskas kol kas irgi yra duota finansų ministerijai atnešti paskaičiavimus politikams. Ar apsimokės keisti, taip? Ar apsimokės, aš manyčiau, kad vis tiek to nekilnojamo turto nelabai pakavosi. Jis yra akivaizdus, netgi Jungtinės Amerikos valstijos turi tokį mokestį. Tai manyčiau, kad ir mes galėtumėm šiek tiek nuleisti šitą kartelę. Dar daugiau apmokestinti. Ir surinkti pajamas į biudžetą. Ačiū Jums labai už pokalbį. Geros dienos Jums. Naszym gościem była Birutė Vėsaitė, posłanka na Sejm z Komitetu Ekonomicznego.